Interviu mūsų laidai. Aurimas Navys Ukrainoje susitiko su prezidento Zelenskio administracijos vadovybė, taip pat ir kariškiai, su jais kalbėjo apie padėtį fronte, taip pat ir didelę korupciją Ukrainoje, ir galų gale aptarė Lietuvoje galimą laukiamą ateitį. Norime įspėti jautresnius žiūrovus. Aurimas Navys savo interviu pasakoja labai baisius dalykus, todėl jeigu negalite toleruoti tokios informacijos, geriau šito nežiūrėkite. Suprantu, kad elgiamės netradiciškai, rodome siužetą ir įspėjame apie tai, kad jis gali šokiruoti, bet manome, kad geriau karti tiesa negu saldus melas. Turėdamas kovinės patirties, Aurimas Navys įspėja, kad rusai tikriausiai prieš Lietuvą kovos kitokio pobūdžio karą nei prieš Ukrainą. Prie Lietuvos sienų tikriausiai nebus telkiama tokio dydžio kariuomenė. Jeigu rusai puls, tai puls iš pasalų, žudydami civilius, lygiai taip pat, kaip Hamas darė prieš Izraelį. Aurimas Navys, grįžęs iš Ukrainos, parvežė labai liūdnų žinių. Perdėtą viltį ir kovą dėl pergalės pakeitė neviltis ir akis badanti korupcija. Nėra paskaitų, situacija yra tikrai labai sudėtinga. Situacija sudėtinga tiek fronto linijų, tiek pačio valstybė. Dėl korupcijos, dėl neveikimo. Žmonės pavargė turbūt nuo to, kad greitai karas nesibaigia. Kai kurie asmenys, kai kurie mūsų pareigūnai ir ministrai vežėsi jį pas save ir pristatinėjo kaip karo ekspertus ir ypatingus žinovus, kurie žadėjo karo baigti per kelis mėnesius. Jie taip pat padarė labai daug tokios meškos paslaugos. Karas nesibaigia, karas tęsiasi, žūtys yra didelės. Tave pono areštuoti, čia metu. Taip. Ukrainiečius glumina tai, jog iš 800 000 mobilizuotųjų tik 200 000 kaunasi fronte. Kiti šildosi gerose darbo vietose ir kiša letenas į paramai skirtus milijardus. Kai žmonės Ukrainoje mato, kaip aukšti pareigūnai staiga, kur sumažintos algos karo metu, kurie uždirbo, 500 eurų per mėnesį, staiga nusiperka 100 000 kainuojantį automobilį. Tai yra moraliai labai sunku tam matyti žmonėms. Šis karas nei iš tolo nepanašus į kovinius filmus apie mūšius, kuriuose vyrai šaudo vieni į kitus, o per pertraukas dar ir gražiai pasišneka. Rusų marodieriai žudo karius, o civilius gyventojus kankina ir daro tai pasimėgaudami. Jie žino, kaip žudyti, jie su pasimėgavimu žudo, kankina. Jie pjausto moterų lytinius organus, jie iškabina galvas ant šakų, ant krūmų. Jie tą daro su pasimėgavimu, suprantate. Tai yra orda, bet tikrai tą žodžio prasme. Nelaisvė tai pats baisiausias kelias į mirtį. Jeigu anksčiau mes kalbėjome apie kažkokius dar... Ukrainiečiai dar kažkaip gal ir esant galimybę, esant situacijai, kai jau nebebūdavo išeities ir pasiduodavo į nelaisvę, tai iš esmės dabar, ką daro ukrainiečių kariai, tai yra tą patį, ką darė mūsų žaliukai, ką darė mūsų partizanai karo po karo metu. Jie turi granatą. Jie gyvais nebepasiduoda, nes jie žino, kas su laukia. Ukrainos žvalgybos tarnybų duomenimis šiuo metu Rusija planuoja didžiulį pavasarinį puolimą. Kai kas kalba, kad tai yra dienų klausimas. Kai kas kalba, kad galbūt Kremlius palauks taip vadinamų Putino išrinkimo rezultatų. Čia farsas, čia kabutės išrinkimo. Tai sunku pasakyti, kaip ten bus, bet iš esmės žiūrima į tai, kad greičiausiai Rusija atidarys tą vėl šiaurės frontą. Ir vakarams reikia pasiskubinti. Rusija šiuo metu nekariaus su Lietuva ir vakarais konvencinio karo. Ta turi suvokti visi. Reiškia, yra visos operacijos, kurios mes vadinam hibridinės. Informacinės, psichologinės, kiberoperacijos, diversiniai būriai, sabotažas, sprogdinimas ir taip toliau. Visą tai, ką tu gali padaryti ir pasakyti, jį tam nėtų. Žala suvokiama tokia, kokia buvo daroma įsiveržus Hamas teroristams į Izraelį. Kuo daugiau kraujo, kuo daugiau aukų. Popieriniais planais prieš ordas nepakovosime. Duokit jiems ginklus savo visą, duokit automatinius ginklus, kas yra leidimas. Jie sako, tik tai jūs nesudvėjokit. Pamatėt, jį tam nėtų. Šauna. Neturit automatinio ginklo, paimat ir vis smogėt į galvą, paskui išsiaiškins. Nekonvencinės išsigimėlių marodierių atakos nepastebės jokie NATO palydovai ir žvalgybos agentai. Taip, kaip teroro išpuolio nenumatė geriausia žvalgybos tarnybas ir profesionaliausia kariuomenė pasaulyje turintis Izraelis. Turbūt reikia būti paskutiniu debilu, kad prie sienos kaupti techniką. Iš Rusijos pusės. Jie visą supranta turbūt. Tai kaip tik to nedarys. Ką daro šitas atėjęs? Drįstus jisai žudo, jisai skerdžia, jisai jauna. Jie nebesvarbu, ta prasme, jisai žūsta ar nežūsta, nieko skirtum.
Jūžų daug tikrai mušė laukia, bet kiti eina lipa per galvas ir eina toliau. Sako ukrainietis, sako, už fronto linijos. Sako, 8. 8, reiškia, 6-8 kariai. Dabar tokiom iki rūpų. Sako, visus sunaikinu. Dar 6-8. Sunaikinu. Sako, tai čia kaip antram pasauliniam. Taip, sako. Šiuo metu reikia daužyti Putino Rusiją. Tai gavęs skaudų smūgį, režimas gali susviruoti. O jei drebėsim ir trypčiasim, orda judės pirmyn. Atėjo metas, kuomet reikia pamiršti lozungus, vėliavas, gražias akcijas ir kalbas. Reikia veikti, nedelsiant. Jeigu mes toliau trypčius, na tai pasakysiu, ką sakė vienas specpajėgų perdavė žmona specpajėgų karininko žodžius. Jisai paprasčiausiai pasakė. Žiūrėkit, sako, mes padarysim viską ir mes mirsim už mūsų ir jūsų laisvę stovėdami. Tai būkit geri, padarykit viską, kad jums nereikėtų mirti klūpant. Suprantate, ką reiškia. Norėčiau įnešti šiek tiek optimizmo po šito grėsmingo siužeto, nes pamirštame vieną gynybos liniją, tai mūsų Seimą. Ką Seimas padarys? Gitariniais karoliais užsmaugs ir tušinukais užbadys, ką jis padarys? Beveik pataikė kaip pirštų į akį. Gali būti, kad Seimo nariai užmėtys kavos pakuotėmis, pasmauks šokdynėmis arba skėčiais užbadys tą priešą. Jeigu kas nors nesuprato, tai šiuo atveju referuoju į paskutinį Andriaus Tapino tyrimą, kaip seimūnai už 500 000 eurų ėmė įvairias pakuotės iš Seimo sandėlio ir dovanojo savo rinkėjams. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad tie 500 000 eurų buvo išnaudoti per 3 metus. O tu esi kada nors kokią nors dovaną gavus iš tau atstovaujančio Seimo nario? Taip esu, pavyzdžiui, pas mane namie stovi kvepianti žvakė.